Nes žiūrėkit, tada įsipjaunat, yra kažkur tai įsipjaunat kapilomis pirmiausiai ant to žaizdos. Vandenilių peroksidą. O kada... Nu, kai kas į druskos pilas. Skausmą malšink skausmu tada gaunas. Bet kada peroksidą užpilė, vandenilis jungia su fermentais kraujo ir išsiskiria deguonis. Ir būtent tas deguonis dezinfekuoja. Tai deguonis yra pagrindinė dezinfekavimo priemonė. Tai įleidžiam į dirvą deguonies, išdezinfekuojame jį. O jeigu nėra, nesidezinfekuoja. Tai va čia tokie dalykai. Ir matot, vanduo tik pastovėjo ir iš karto jau deguonies nėra. O šitie augalai, kad ir facelija, jinai, čia irgi dėl deguonies stokos, jinai paprasčiausiai. O čia ketvirtas sudėdamas. O jeigu va jau šitie yra, jeigu šitie yra ant dirvos, tai yra tada reiškia labai gerai. Dirvai grybų yra, grybukai mėgsta gerą dirvą. Ir jeigu randi grybukus ant dirvos, tai valio, tada reiškia dirvožemis yra sveikas. O kokios čia rūšis? Ai, čia jau... Ne baravykai. Šungrybis paprastasis, taip įvardinti. Tai va, ir jeigu yra šitų grybukų, žinau, vienas ūkininkas atsiuntė nuotrauką, kas čia mano žemėje daros, vien grybukai. Sakau, džiaugtis, sveikas dirvožemis yra, reiškia, jeigu yra grybukų, jeigu auga. Tai viskas valio. Tai va, ir dėl to ir kvepia tuo grybukais. Na jo, grybų kvapas. Paviršius formuojas su deguonim, tai va čia ta organika lieka, jinai sėda po truputį žemyn, tada kitais metais vėl lieka, vėl sėda. Ir taip po truputį, pasižiūrėkit vėjai pas save. Kada mulčiuojas pastoviai žolė, jeigu robotas pjauna, mulčiuojas į žolė, praėjo kokie 5 metai ir sklypas pakilo tiek, jau reikia trinkeles pakelti į viršų. Tai reiškia, tas va, žemės sluoksnis auga. Tai viskas tas ir pasako, kada mulčiuoji, palieki augalinės liekanas, organiką ir tada anglis ir didėja, praėjo 5 metai viskas, kelt trinkelės aukštyn. Šiemet vėjų labai daug su šitą grybų. Nu taip, tai už tai, kad gyvybinga vėja, tai reiškia, ten žemė gerai. Augalais įvairovė, sakyčiau, didesnė turi būti augalų. Ir kuo didesnė, tai jau dėl to, kaip man taip pats patį didžiausią, ką mačiau mišinį, tai pašekus 12 augalų. Nu tai ten, man atrodo, tai kaip kas sėja dabar tuos, vadinkim, tie daugianariai, pasėlė ten į kukurūzus pupas, ten į rapsą irgi pupų įsėja. Nu, šitais aš dar niekur nemačiau gero rezultato. Ten prancūzai daugiausiai jie pakvaišė ant to į rapsus įsėt pupas, kad nuviliot kenkėjus, nes atskrenda paslėptas straubliai, pupus duoda savo signalą ir jie supranta, kad ten pupus, ne rapsai ir išskrenda iš to lauko. Bet tai vėl tokių ten niuansų yra. Pas mus kiek bandė Marijampolė Lifranija, kiek jie bandė, taip, nežinau. Ir aš neturiu nuomonę šitą. Pas mus bandymuose vienas kolega daro kukurūzuose, pastoviai ten įsėjinėja, bet irgi kažko nepasiekia. Į kukurūzus kanapės įsėja, ten bando surasti tos ryšius, bet nei kukurūzų, nei kanapė nesigauna kartais. Jo, tai šitų mačiau, kur aš mačiau dabar. Tai rajoniški, pas Vasiliauską, žinau, augino. Nu, šitie pasaulyje šiaip tai yra populiaru daugianariai. Čia, bet... O tai kaip geriau deklaruoti, ar daugianarius, ar su įsėliu? Ką man atrodo, tos nėra, tai gytis kažkur mačiau buvo. Man atrodo, čia dėl dirvožemio gerumo tik tai pats taip padaro, bet šiaip tai... Bet matot, kas apsiriboja save tada, o kaip herbicidus naudot? O kaip tada ką daryt? Už tai, kad tas jautrus tam, o tu nori tą ir gali prasižudyti ir tą. Čia jau yra žaidimas daugiau tam ekologiniam ūkiui. Ten va toksai, kaip yra genys filosofas, tai ten visokius tos mišinius daro, tai jisai taip, tada, bet pas jį ir dirvožemiai išpuoselėti ten jau per tiek metų. Tai jisai jau ten toksai, bet tai yra filosofas, o čia mums nėra laiko filosofo, turim dirbti racionaliai, priimti sprendimus tikslius ir jokių negali būti klaidų ten nukrypimų, nes kiekviena klaida jinai atneša
finansinę žalą, o turim gauti didžiausią derlių bankų sąskaitai. Laukia gali būti mažesnis derlius, svarbu sąskaitai. Tai va to šitie ir biskutį prisideda prie to papildymo. Bet reikia irgi mokėti, reikia žinoti, čia, oi menas, aš žinau, Moldovai labai jie ten su tais dengiamaisiais augalais atidirbę, tai ten su vienu pakalbamės, tai ten yra menas, tie augalai kiekvienam, ten gal jie turi 10 pozicijų kažkur, tai jeigu noriu to, tai darau tą. Pavyzdžiui, jeigu norit dabar dirvožemį greitai biologinį aktyvumą padidinti, su ridiku ir garstyčia jau nepadidinsi. Tada reikia kažkokį saldų augalą įsėnėti, kuris turi daug cukraus plius. Tai čekai įsėja kukurūzus ir įsėja cukrinių runkelių. Tai padidina cukraus kiekį. Mes šito, cukrinius runkelius truputį per didelį prabangą būtų sėti. Pašarinių sėklų jau irgi neturim. Tai nedražuota sėkla tada? Jo, paprastus runkelius. Privarai. Tai jie turi daug cukraus. Tai tada mes dirvožemio biologinį aktyvumą labai didinam, kadangi yra cukraus, iš karto cukraus eina į dirvą ir gaunam tą tokį atsigavimą dirvožemio. Jeigu mes norim, kad būtų humusas laipsniškai didėtų, bet ten netikėkit, kur panaudojo biologinį preparatą, ten tokį ir tokį, humusas padidėjo 0, ten kokiais 6 ar vos ne vieneto. Stebuklų nebūna. Per metus, jeigu 0,0 keliais pasididinsi, tai jau labai gerai. Taip greit nedidėja jisai. Tai tada augini ridikas, garstyčia, ta armatūra, jinai prie to prisideda. Bet pavasarį, žinokit, reikės dirvus mikroorganizmam, reikės energijos daugiau tą armatūrą skaidyti, nes joje cukraus nėra, liks tik tai celiuliozė ir ligninas, tai reiškia, reikės kažkam padirbėti smarkiai. Tai žinokit, kad azoto tos bakterijos skaidydamos tas liekanas jos sunaudos. Tai mes jau dabar formuojam naują mišinį, ne? Pradėkim nuo kukurūzų, runkelių, tada garstyčių dėkimai bus. Ir aviža turi būti pirmoje eiliai, rugys. Tada, jeigu gaunat runkelis gerai, garstyčia ridikas ir kažkas tokio, kuris eitų palei žemę, facelija, dar kažkas iš tų daugiamečių žolių, miglį. Bet miglis gali užsiveist, paskui neišnaikinsi. Taip jos netrūksta čia. Svidrė turi daug cukraus ir prastai atlaiko žiemą, tai žodžio. Ir svidris nepadauginsi. Miglį tai velnės paskui gali būti problemų ir taip jau jos yra. Tai va, tai su tokiais saldžiais augalais tada tą azoto balansą palaikyti. Nes šiaip taip, kaip reikės tą armatūrai suskaidyti pavasarį, tai bus ką veikti. Papildomai melasą, sakykime, kiek ten gali padėti. Melasą, cukrus jisai nėra blogai. Tai kaip kas iš cukraus fabrikų ten tas ir ima. Tai aš ten tiksliai normų nežinau, nes gali padauginti, nes matot kas. Prisiaugysi patogenų po to. Cukrui nelygo. Jeigu bus gliukozė, vieni mikroorganizmai sureaguoja. Jeigu sacharazė, kiti mikroorganizmai, tai gali biskutį ir tų pasidauginti patogeninių. Tai pavyzdžiui, kaip su salietra, su azotu. Padaugini patogenus, nes jie irgi valgyti nori, jie azotų maitinas. Ir jeigu tu išbarstai trąšas nelaiku, nitratais maitinas ir patogenai, ir fuzariozės tiesioginis ryšys tarp azotų normus ir fuzariozės plitimų yra tiesioginis ryšys. Tai čia Lamco jau seniai bandymai padaryti ir nustatyta. Duosi daug azoto, šast fuzariumas į viršų. Tada aišku, kažkam kitai kompanijai labai patogu vaikytis paskui fuzariozę, bet jos nepaimsi paprastai. Tai va taip reikia žinot, kas ką dar ryšius tarp tų augalų. O rugiai kviečiam nelabai skirtingas. Visai skirtingai. Tik tai tiek, kad migliniai. Bet ligos visiškai skirtingos, viskas jokio tarp jų nėra antagonizmo. Aviža, rugys, jie atrodo visi migliniai, bet ir kukurūzas irgi miglinis. Tai vienintelis, kas yra fuzariozė, kaip tai bendros šitie gali būti. Aviža nesvarbu, ir ta tinka. Geriau aišku, laukinė ta būtų aviža. Ne tik šitą. Nes lietinga buvo ir šilta. Nes rūdys plinta, kada šilta ir drėgna. Pavyzdžiui, tose pietinėse šalyse, tai ūkininkas visą laiką turi sandėlį fungicidą prieš rūdį.
Nes jeigu rūdys pasirodė, viskas tai surūdys. Turi labai greitai išpurkšti, jeigu rūdys pasirodė ir purškimas. Nes kitaip tai ten per dieną gali nelikti lauko. Taip kaip ir nuo šliužų ar dar nuo kažko, tai tie patys Lifranijos nuvažiavo ir rapsus nėra, viskas tvarkoja, ramu, antrą dieną nuvažiuoja, rapsų nėra. Per vieną naktį sėdi. Tai va, tai čia, tai su šito toksai, bet va šitie mišiniai man tai arčiausiai. Nu, sekantis bus gražiausias, man arčiausiai dūšios. Taip jau 12 patiekalų nėra, bet sakykime, toks suderintas labiau yra, sakykime, o čia yra netikščia, gausiažiedės vidris, saulėgrąža, šakninis ridikas, sėjamės grikis, bitinė facelija, sėjamosios judros, linas, baltos garstyčios ir pašariniai ridikai. Nu, čia tų smulkėsėklių čia po 5% tik tai įdėta yra, bet į tai aš sakyčiau, garstyčios galėtų būti trupučiu kada ir mažiau netgi. Jo, garstyčius va visi. Dėl masės, čia toks vaizdas, kad dėl masės. Nors jinai, kaip žiūrim, palei tą anglies jinai nemažai sukaupė. Ir čia, pavyzdžiui, šaknis visai kitokias, va kur kompanijoje auga, sakykime. Jos draugauja vienas su kitu ir šaknis. Nes ten, jeigu matėm, kur garstyčia viena buvo, tai pajudinai viskas nubirėjo, o šičia, va, matot, va, ko puikiausiai laikosi. Ir ta architektūra šaknų, jisai duoda į šonas, nes buvo pasipriešinimas, gavo kažkokį stresą, leidžia šitas, tai jos irgi paliks savo. Jisai pasilieka Čia aplinkui facelė atėjęs. Čia dar atsidėma avižas. Nu, va čia, va ko yra. Ir taip plačiau ją, žinai, tas tai va avižos. Bet va, matot, facelė geras augalas, bet kas, tarp tų garstyčių jinai užskelbta liko ir nusilpo. O tada mes, kai buvom pasižiūrėti, buvo superinė. O tai čia vieną dieną sėta visas? Jo, tą pačią dieną viską. Monokultūrai tai dar mažesnė. Nu tai va, ką mes ir šnekam, kai jinai... Jinai ten vešli tokia, į viršų. O čia jinai, matot, visai kitaip įsivyščius ir šaknis visai kitokio. Atrodo, kad visai kita garstyčia būtų. Jinai laiko dirvožemį. Ir jinai turi cukraus daug, o paskui pelenai lieka šitie. Tiesiog dėl dirvožemio gyvybingumų, tai dar būtų rugys, tai čia superlinai irgi savo padaro tokį vaidmenį atlieka. Jie taip atrodo, šaknų sistema silpna, bet jis kažką tai palieka tokio. Jie kaip sanitarai yra, sakykime, tokie labiau. Garstyčiai, jeigu nedaug ir ridikas, irgi jie fitosanitarai vadinami, nes tos erukų rūgštis, kaip kurios grybus žudo, sunaikina. Tai, bet tik turi būti ne per daug. Tai per daug tai gali būti... Nu, čia toks jau labiau optimalesnis, sakykime, toksai, bet galėtų dar trupučiuką būti mažiau. Žiūrėjom, tai atrodo tobulai, tiesiog atrodė tas, o dabar ta garstyčia, jinai, nu, bet tai kada buvo spalio mėnesį, ten apie 20 laipsnių šilumos. Tai tiesiog verčia augti, augalą nieko čia nepadarysi. Bet ko geresnė netikšlė aviža prieš paprastą tą avižą? Šaknų sistema yra stipresnė, biški netikščias. Galima ir tą. Galima ir tą, bet netikščias yra biški geresnė šaknų sistema. Geresnė. Bet daigumas būna dažniausiai netikščias prastesnis. Bet gali būti, kad daugiau tada reikia. Šiaip nereikia jos daug. Čia 20% dėta. Ten mano toliau paskutinis ten yra, pats mišinys yra pasėtas, tai aš ten esu iš viso nedaug įdėjęs. Tai, bet ko puikiausiai, visai gražiai. Aš tai atmažinčiau žiemai. Tai būtų... Šiaip garstyčių. Aš 5% garstyčių, bet jau daug, tai jinai maža. Jo, jinai, kadangi smulkėsėklė, tai jos daug yra. Sakau, čia galėtų būti kokie 2-3%. Man atrodo, kad čia pagal svorį, aš ne... Ne pagal skaičių, pagal svorį. Pagal svorį? Čia agroliptas, standartiniai tie mišiniai yra. Mes tik tiek biški normą šiek tiek pamažinom, nes jie ten rekomendavo sėti, neatsimenu, kiek čia yra, tuose parašyta. O šitą Čekijoje, tai dar šitos jie sėja žiūrė. Čia yra tas...
Nepaprastus žirnius, bet žieminius. Biom 2. Biom 2 tas yra. Tai 25. Nu, tai mes čia tiek sėjom, o jos, man atrodo, buvo 40 kažkas, ar 30, ar 40 kažkas tai buvo. vietrolių dar įdeda. Nu, mes mažinom, sakau, iš karto. Pasižiūrėjau, sakau. Irgi savo tokį duoda. Bet kviečiams labiau kaip Ir čia irgi, pavyzdžiui, yra va čia su Klaidu nusėta, o čia su Kūnai. Ir realiai praktiškai jūs čia yra tarpas, sakykime, sujungimas. Bet čia realiai atrodo su Klaidonu tokiam juostom pasisėję, nu, kai įsižiūri, matosi juostelis tos. Bet realiai tai, sakau, jokių problemų. Tiesiog, sakyčiau, man asmeniškai idealiai atrodo. Kukurūzai kažkur tai yra šita mišinė. Ne, mano mišinė. Kad mačiau aš čia kukurūzų, vat įdomu, koks Savo dabar. sėjamąją nesėjo čia. Yra ten pačiam gale. Tai va ten aš mačiau kažkur tai galvoju kukurūzų. Yra soja, kukurūzas yra įdėtas. Nu, saulėdraža. Šiaip saulėdraža tai yra piktas augalas. Man jisai nepatinka taip kultūrinis augalas. Pavyzdžiui, dažnai ten Čekijoje, Bulgarijoje jisai susiduri vasarą, gražus, švelnutis, ant to žiedynų ten šypsenėlės paišyk, viskas tvarkoj. Dabar subrendo kapėts, negali įeit. Šitie aštrus, kaip, nežinau kas, kaip dratas, žiedynų aplinkui tie lapukai irgi kaip skardiniai. Tai jeigu nori jie dabar į saulėdražų lauką, tai turi su kastuvu nusidaužyti pirmiausiai tas saulėdražas nusivartyti, kad įeitum. O pereit per saulėdražų lauką misija neįmanoma. Supjaustytų, negyvai užpjaustytų. Tai man jie tuo atžvilgiu nepatinka, pikti augalai tokie. Bet kada va taip neišaugė, ne? Bet kada va dabar tokia, tai čia viskas tvarkoja, žiūrėkit, jos šaknų sistema tokia tvarkinga, liemeninė. Ir matot, atsitrenki kažkur tai kažkokį sukietintą dirvožemį, pasukai į šoną ir vėl tada jį apėjo tą sukietintą ir vėl eina žemyn. Dėl žemės sukimuose, kitaip nenueis ir va čia šaknis sustorėjo. Bet tai va įsivaizduokim, kad tai yra stipri šaknis. Jeigu jinai prasimuša, praeina ir nueis gilin. Tai jinai dabar kokį pusmetrį jau nuėjus, o šiaip tai dar vis tiek, toj nušals. Bet jeigu taip anksčiau pasisėtų, tai metrą drąsiai nueis. Nes aš esu matęs saulėdražų žydinčių net laukuose. Tai šaknis yra jau giliai nuėjęs. Sakykime, rugpjūčio vidury, jeigu pasėjai, tai jinai sužįsta. Čia 25. Jeigu sėjomai, tai irgi nerekomenduoju daugiau kaip 25% sėti, kažkaip net apribojimai ten tose šalyse yra. Jo, nes jos jinai išneš daug. Pikti augalai. O. Ir matot, irgi žemė nenusipurtų nuo šaknų. Tai va, reiškės šaknis jos yra gyvybingos, o paviršinė šaknis. Dirvožemis gyvybingas. Ir jisai jau jas prisitraukia. Ir kita pagrindinė eina gilin. Tai jinai dirba, tada kitam augalui jau šitą, kai liks, jau jinai nušals, liks šaknis, jau kitas augalas šitos šaknies vietom jau eis laisvai. Tai pavyzdžiui, kada pas vieną ūkininką taip sėjomai nuo kukurūzai ir saulėdražus. Kukurūzus sėja striptilu, tai rudenį padaro įpjovimus 20 cm gylio, pavasarį su navigacija tos įpjovimus pasėja kukurūzus, nuima kukurūzus ir pavasarį į tarpus pasėja saulėdražus. Ir tada saulėdražas ir saulėdražų tada šaknis eina kukurūzų šaknim. Po to vėl, po saulėdražų vėl eina kukurūzai. Arba kviečiai, arba kviečius pasėja, kaip jau ateina tas laikas. Ir tada vieni kitų šaknim vaikšto ir labai gerai tada gaunas gilin ir tai prasimuša. 5-6 metai dirvožemį net pažinsi. Su smaigu smeigėjai, jeigu prieš 9 metus negalėjai šito laiku įsmeigti penetrometrų daugiau kaip 10 cm, tai po 9 metų dabar metrą be pastangų. Ir susmeigė. Tai tas ūkininkas sako, koks kitas etapas, sakau, kai pastatysim penetrometrą ir pats sulys į žemę, o tada bus jau lygis. Ir čia laikui bėgant pamatysi, čia metrą, net neatsinešiau smaigo, čia metrą susmeigtum be didelių pastangų.
O dar kaip pabus Visos beveik šaknis, kurios ištrauktos, o jos kažkodėl tai. tai truputį paviršius vis tiek turi tokį suspaudimą. Ne, tai yra vis tiek žemės dirbimas ir kombainas ir visa kita važiuoja. Tai aišku, juk ta žemė, jinai tam yra augini, tos augalos, būtent, kad jo, kad po... Purėja, taip tas suspaudimas nuo jo nepabėgti, vien kombainų kokią masę susidaro. Tai ir dar vienas momentas, bet jau dabar ūkininkai jau pastebė viskas, jau labai šaunu būdavo, kombainų švyturėlį sumirksėjo priekabą, skersai lauko ir nuvažiavo. Dabar jau žiūriu, technologiniam vėžiam stengiasi išvažiuoti, jau pažanga labai Išmokom, man atrodo, visi jau supratom šitą reikalą. Kompensacinė priekaba su kokį 20 tonų, wow, per lauką skersai. Ir su dronu nufotografuoju, kaip geležinkelių stoty vėžių, kaip tik tai nori. Tai irgi viskas tą spaudžia, niekur nedingsta. Visas paslaptis dronas Agronomas turi būtinai turėti droną, kaip be akių. Ir dėl to seniai jau yra pasakyta, kad nemaitinkit augalų, maitinkit dirvožemį. Dirvožemis pamaitins augalą, nes 80% maisto medžiagų augalas turi pasimti iš dirvožemio. Mes per lapus tik tai paduodam čia kaip akupunktūrą, negalvokim, kad su mikroelementais mes pamaitinsim augalą, nieko nepamaitinsi. Mikroelementai plus nejuda augale, čia tą vietą išpurškiai ir liko toj vietoj. Mes su mikroelementais, su kažkokia akupunktūra duodam augalui signalą, kad jis pasimtų iš dirvos. Nes tada intensyvūs augalai, jam kažko visą laiką pastoviai trūksta, nes tai stresas, tai saulės per daug, tai per mažai, tai žemė per sausa, tai per drėgna. Tai mes su tais mikroelementais mes per lapus tik paskatinam. Duodam signalą, kad augalas tuo metu pasiimtų, ko jam reikia. Dėl to ten labai tiksliai reikia išpurkšti. Tuo laiku trūksta tokio mikroelementų, jo išpurškiai padavė signalą į šaknis ir jis iš dirvos pasiėmė. Viskas. Ir uždarom klausimą, nes per lapus pamaitinti neįmanoma. Jam reikia tiek mikroelementų, o ten tirpalė jo ten 0,00, tai ten tu niekada nepamaitinsi. Tai tik tai turi duoti signalus, kad jis tą pasiimtų. O tai kaip su variu, cinku, tai jį paduodi, jis irgi stovi toj pačiai vietoj, jisai nevaikšto augale. Tai paduodi ten varį cinką, tu duodi signalą, kad jis pasimtų jo per šaknis, ten duotų signalus grybam, bakterijom, kad būtent jie aprūpintų tuo. Bet šitų mikroelementų yra dirvoj, taip, yra. Visko yra ten, kai padarai tyrimą, ten kokį 90 elementų. Boras yra, bet jis nejudrus ir boramėgiai augalam paprasčiausiai jau neužtenka. Magnis daug, bet nejudrus irgi pro šaknis sunkiai eina pro ląsteles. Tai va, tai tik duodi signalus, kad imtų tuo metu, o šiaip ten pamaitinti nepamaitinsi, tik su azotu gali pamaitinti. Dėl ko kompanijos prie mikroelementų įdėkit karbamido. Viskas aišku, kad paimtų mikroelementų. Arba būna prie mikroelementų azotą. Čia kaip vaikui. Vaistai neskanus, jis neįsižioja. Tai vaistus daro saldžius, kad įsižiotų. Tai va, azotas grynai tam, kad įsižiotų augalas ir paip. Arba aminorūgštys tada irgi įsižioja. O šiaip metalų neima. Tai čia... Tai va, čia va, tipinis yra mano mišinys, čia yra grynai padarytas. Va, čia yra sumakaluota viskas, ką turėjau, kaip sako. Su Gaspardu. Čia tiesiai yra žiena pasėta su Gaspardu, tik tai yra, pas mane sėta yra, čia pavyzdžiui stambesėklės, o tarpose yra smulkesėklės yra pasėtos. Va tas pats mišinys, va šičia, kur matom. Tik tai čia yra 8 kg yra to mišinio pasėta. Ir čia yra, jeigu taip suskaičiuotume, kokie ne 12, o apie 20 čia augalų yra skirtingų. Šičia sudėliota. Ir čia tipinis mišiniukas, čia aviža, tai yra, matote, pupa yra ir čia yra sojos yra įsėta. Visko čia yra primaišyta. Sandėliai išvalinti buvo. Ne, nu, aš jeigu taip naudušias visą laiką dėliojuos viską, tuos renkuosi mišinius, vieną, sakykime, nuperku kažkokį, sakykime, tradicinį, tas, kaip yra smulkesėkliai, kurį yra pasėti, o kitus mišinius paprasčiausiai pats suformuoju, padarau, sudėlioju. Va, čia pupa.
pupa kokia, šaknynas kažkoks, avižas. Na, va, tokia šaknis. Na. Nu, tai va tokia jinai ir turėtų būti, kada nėra per daug tokių dominuojančių augalų, kaip Čia kažkur mačiau į kukurūzai, antai matau kukurūzas yra, bet jų čia nedaug yra. Iš karto aviža pradeda dominuoti. Ir avižai nukratyti nuo šaknų dar negali nulupti. Jau tokia aktyvistė čia, kad... Čia mišiniai, sakau, sandėlį išvalymas, čia viskas yra sudėta, ką turėjau, tą sudėjau. Jau ruduo, saulės nėra ir rūdis jau... Na, tai tas garstukas čia jau yra natūralus mišinys. Andrius koks. Bet va ir čia matosi, o tai pat irgi iš karto, va, kiek yra draugų, va. Kokie kanalai padaryti. Ir čia artojai, mano grini artojai, kurie man ir žemė tiesiog... Gražoja avižava tokia. Kažkas čia jai Ne, dabar čia yra. tiesiog gali būti šitas virusinės įnešta, nes ta raudona tokia. Nu, tai vis tiek, kai anksti pasisėja marai, tas nešioja visokius varabus. Namuose nėra. Nu, bet čia va, kažkur mačiau, va. Na, va, kukurūzas stebuklas. Va, ten yra. Nesudanžo kukurūzas paprastas. Kukurūzas, nu čia paprasčiausias kukurūzas. Bet va, matot šaknų sistemą, kokia kukurūza. Jisai, nu, jam per mažai saulis dabar. Nu jau dabar yra, aišku, tie šalčiai jau. Bet va, kokią jisai šaknį turi. Tai dėl to kukurūzas yra vienas daugiausiai kaupiančių anglies. Jeigu nori kaupti anglį suvarytas, gali į žemę auginti kukurūzus. Tai... Šiaip ir sojos labai gražios šaknis, va, jeigu taip pabandyk, o čia va, yra soja. Bet soja va jau atšalo. Nu jau jinai, aišku, jau jai vėlai yra. Bet šiaip šaknis jos irgi ganėtinai gražios yra. Jeigu kas liečia, nu, jinai, koks augalėlis, jeigu pasižiūrim, o kokias šaknynas jos yra. Tai mes fragmentą čia šaknies paėmėm. Bet... Šiaip jinai, sakyčiau, vienas iš geriausių variantų. Aišku, jinai brangi gaunasi, jeigu tai pasižiūrėjęs pagal savikainą, bet kaip sakykime, į mišinius dėti vietoj žirnių, pavyzdžiui, tai aš dėčiau soją labiau. Mums su kukurūzais... Žirnius pupas patys augina. Geriau. Jo, o žirnių net tuos skaldukus gali įsėti ir tai sudygsta. Mums Čekijai tai gavosi įdomiai su kukurūzais po kviečių. Na, pasėt irgi tarpinius. Nu ką, kukurūzus, pasėjom kukurūzus, bet kadangi tai nusima derlius, pasėjau kukurūzus, nuvažiuoju, žiūriu, kad ten ne žaliai trašai, bet kukurūzai grūdam pilnai subręs. Tai, sako, buvo pirmi metai, kada 2 derlius ėmėm. Kviečių derlių ir dar 6 tonas kukurūzų. Pasėtų po kviečių. Ir nesigavo dengiamasis augalas, o gavosi normalus pasėlis. Tai pietiniuose rajonuose... Va, Lina jau to žydėti pradės. Bet jie gali 2 derlius pasiimti. Nusėta irgi, čia 2 dienom anksčiau yra pasėta negu anie visi mišiniai. Ir žiūrėkite, dabar va, einant per tą lauką ir gavosi, visai gerą mišinį galim sudaryti tokį avižų, rugių, kukurūzai, gyvas įrodymas, kaip šaknų sistema kokia galinga. Ir būtų posėliui, tai ir nereikia ten to firminį sėklų. Jo, tai aš turiu, tą turėjau omeny, kad gali Lietuvoje augintus pilnai paimti ir sėti į tarpinės. Kaip Bulgarijoje, tai viena iš problemų. Svarbu, kad nebūtų iškeptas. Po kukurūzų pasėję kviečius, tai pilna kukurūzų. Nu, bet gerai, kad jie jautrus herbicidai. Po pirmo purškimo dingsta. Bet va, taip, aš pirma šalis, kur pamačiau pabiras kviečiuose kukurūzų. Stelbtų kviečius, tai būna daug. Tai va, ir mišinį sudarėm praktiškai beidami puiku. Aviža, rugiai, kukurūzai ir žiūrėkit, dar ten turbūt 13 augalų būtų daugiau, jeigu tai paėmė. Grikiam šiemet labai gerai, rugsėjo mėnesį nušaldavo. Na, o dabar žydė. Tada bitės dūzgia, kur čia bitės pasirodo tuose grikiuose davėsi. Nu, čia tik tai tiek, kad gali būti iššūkis, žinai, po to, kad užmesgė bus kaip pabiras. Tai ypač ankstiniuose tai gali būti problema. Jis nieko baisaus, jisai lengvai nusima. Nespės subręsti. Didesnė problema būna ridikas, o čia vat ridikų matys tenais, kad jau ankštarytis yra. O jeigu yra ankštaryti, reiškia jau viskas, ta sėkla bus daigė. Tai po kažkiek laiko gali lysti ridikai.
vienas ūkininkus ridikus savo laiku už sėklum augino. Tai dabar praėjo turbūt kokį 12-13 metų, dar lenda tam laukia, tai jis dabar jau ridikų bijo, kaip pasakai, kad ridikus pasėt, tai jisai net klykt pradeda iš panikos, nes jau jam tie ridikai. Negali Čia, lauką pareiti. čia va, į tarpą, kai pasėti, o dobiliukai, tai jie, pavyzdžiui, žymiai didesni matosi. Nu, mes čia jau sutrypėm, aišku, bet jie didesni yra, kadangi pas manęs yra kas antrą eilutę sėta. Smulkės sėklės visos yra į tarpus pasėtos. Tai o tas šaknynas, va ten ir dirba visas. Čia mums ta viršus, tas mažiausiai, tik tai tiek, kad atskirt, kuris augalas, bet va, visas šaknynas, ta visa masė. Įvairovė. Dabar jeigu šitas paėmus, tai va šitas čia kuokštas, tai iš visų turėtų būti čia gražu. Ir visur draugai. No. Sėdi ar toji ten dirba. Ir jų toj surveliais labai mielai eina augalas, nes palieka fermentus, o tėtis tų sulčių palieka eidamas ten. O tose jo fermentuose pasidauginę mikroorganizmai. Tai ir maistų medžiagos. Ten jisai, jeigu valgo, tai ir kakoja. Tai reiškia tų maistų medžiagų daug. Ir va šito urveliu, tai įsivaizduokit tokį urvu, praeit augalų šaknim. Tai čia tiesiog jos pralėkė šniokšdamos. Yra maistas, yra drėgmės ir yra bakterijų, visko, grybų. Niekada sliekas nepadaugins to, ko nėra dirvai. Ir svarbiausiai patogeninių nedaugina. Va čia yra unikalus dalykas. Kiek tyrimų daryta, pavyzdžiui, leisti ten, kur yra fuzariozis, kitų sukėlėjo, praėjus sliekui nepasidaugina. O visi kiti grybeliai minimum 10 kartų padaugėja. Tai va čia unikalus sliekų yra ta savybė ir tik tai niekaip dar nenustatyta, ką jis tokio turi, kad patogenai nesidaugina. Atrodytų terpę jis palieka gerą, gal šarmas, gal kas, sunku pasakyti. O, kiek ant šitų gumbelių, tai reiškia, jie irgi, tie pritraukia grybelius suaktyvina, grybeliai pritraukia slieką kaip maistas potencialus, na ir viskas, ir visi gyvena ten, visiems užtenka viskas. Ir aišku, vyksta didelį kova. Ten gėrių ir blogio. O blogio, žinot, niekada nemiega, tai dėl to turim visą laiką gėrį žadinti. Bet čia žieminis ar vasarinis? Kas? Likis. Jaučiu vasarinis čia, ne žieminis šitas. Koks sandėlį buvo tokis? Ne, čia buvo tas mišinys pirktas, bet čia... Pirktas patobulintas. Jo, patobulintas, pirktas, patobulintas. Aš ūkininkams sakau, geriausia mišinį pasidaryti pačiam. Tai yra dideli pinigai mišinys. Dengiamųjų augalų ir yra funkcija, kad jisai būtų gyvos šakės. Kiek 30% labiau? Nu, ko gero. Nuo 25, gal 35 kažkur tai. Tai čia tarpiniai, o posėliai. O posėliai tai... O kuo skiriasi? Aš, pavyzdžiui, neskiriu posėlis nuo tarpinių. Pas manęs va čia yra 10 hektarų yra pasėta tarpinių pasėlių, o visas likusis yra posėlis. Kuo skiriasi? Nu, kuo skiriasi, jūs man pasakykit? Tarpinė, kas žinai? Tarp vairo? Tai suprasi, nes už posėlį ir įsėlį duos tik 50 eurų, o už tarpinį 139. Va tada suprasi. Ne, tai aš viską suprantu šitą dalyką, bet aš ne tam turėjau galvoj pasakyti. Aš vis tiek sėjau tą mišinį tokį, ar tarpiniam, ar posėliui. Pas manęs posėlių šiaip nėra, nes aš posėlių tokiam nesinaudoju dėl to, kad jisai paprasčiausiai, aš jo nevertinu. Jeigu jūs turite omeny, kad pasisėjo garstyčiai ir po to iš po kviečių sėjo, tai čia yra didžiausia nesąmonė, bet čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra. Tai, tada pati rapsų auginimo pradžia. Siemų lygų nebuvo. Nėra, ir ką daryti. Ogi iki derliaus nuėmimo su trąšų barstyklė. Pasėjom, kombainas nupjovė kviečius, mulčium uždengė tą rapsą, jisai išlindo ir labai geras derlius buvo. Paskui daug kas ėjo taip iš ūkininkų, bet tai daug problemų pridarė varputis. Dar buvo varpučiai neišvalyti, tai su varpučiu buvo daug problemų. Bet tai rapsė gali įsivalyti. Rapsė gali įsivalyti, kaip paskui atėjo gerus jau sėjimusius ir tas. Bet va, dabar tinka jisai posėliui.
su dronu tos smulkios sėklius arba su kaip prie sėjamų yra tos smulkius, bet kam sėjama ją varyti į lauką. Su dronu gali pasėti arba su trafų barstykliai barstyti. Jo, dabar, kaip sakoma, dar papildomas įėjimas gaunasi, sakykime, anksčiaugi to, kaip sakoma, niekados negalvodom apie tai, kad tarpinius pasėlius dar reikia pasėti su sėjamąja. O dabar, prašau, jau dabar sėjam su sėjamąja papildomai, sakykime, dar hektarus. Skaityk buvo pasėta kažkokia kultūra, nu čia šiuo atveju kviečiai, o dabar dar pasėjam, sakykime, tarpinius pasėlius ir pavasarį sėsim. Ir čia, skaityk, tų maisto medžiagų tikrai sukaups ir čia masis bus, čia labai toksai. čia paprasčiausiai kitais metais bus labai, nu, ta prasme, kai vertinsim derlių, sakykime, šito, tai bus pats įdomiausias variantas, o šitie, kaip Įdomiausia, kas ten su garstyčiam ir su aliejiniais. Ką daryti. Jo, bet čia geriau bus. Nu, čia paprasčiausiai. Teoriškai turi būti geriau. Nu, dėl to, kad čia įvairovė žymiai didesnė. Nu, šitas Ivanas irgi mišinys, kur buvo, ten, kur žiūrėjom, kur daug buvo irgi tų kultūrų, irgi šiaip Ivanas irgi, sakyčiau, geras. Ten garstyčius, jeigu trupučiuką mažėliau, tai ten būtų iš viso puikiai. Aš paprasčiausiai, aną mišinį paprasčiausiai įmaišyčiau dar avižos į viskas, paprasčiausiai. Įdėčiau dar kokį 30% įžak ir būtų anas mišinys ten idealus. Agroliptas ten yra standartinis mišinys. Ir kad pasididint kiekį, brūkšta avižas ir viskas. Aš taip darau dažnai, taip tokius mišinius, kai darau. Nusipirki kažkokį standartinį ir į jį dar įrauni kažko dar papildomai. Čia lygiai taip pat daryta yra. Yra tas KVS susėtas mišinys, o tas va ten, kur toliau yra. Į tarpus, o po to čia atsėta, sakau, ko turėjau, to primaišiau. Da yra netgi melionų, čia kaip namuose valgo melionus, tos sėklas neišmetu niekada. Visą laiką aš jas susidžiovinu ir į tarpinius. Kiek jų sudygsta, nu, esu vienas iki radęs kažkur, bet jų yra. Tai čia kukurūzai kaimyną. Jo, čia taip jau išėjo. Tai ką, grįžtam gal į palapinę, dar kavos padiskutuoti.